Pirmoji kronikų knyga, 12 skyrius. Šitie atėjo pas Dovydą į Ciklagą, kai jis dar turėjo slėptis nuo Kišo sūnaus Sauliaus. Jie priklausė prie karžygių ir padėjo jam kovose. Jie buvo ginkluoti lankais ir sugebėjo tiek dešiniąją, tiek kairiąją ranką svaidyti akmenis bei šaudyti strėlėmis. Jie buvo Sauliaus giminaičiai iš Benjamino giminės. Ahiezeras buvo jų vadas, po to Jehoašas, abu Šemavos iš Gibėjos sūnus, Azmaveto sūnus, Jezielis ir Peletas, Beracha ir Anotietis Jehuvas, Gibionietis Išmaja, karžygys, 30 viršininkas, Jeremija, Jehazielis, Johananas ir Jehozabadas Gederietis, Harifai, Eluzajas, Jerimotas, Bealija, Šemarijas ir Šefatijas, Korachai, Elkana, Išijas, Azarelis, Joezeras ir Ješobamas, Jerohamo sūnus, Juela ir Zebadija iš Gedoro. Dovydui besislapstant dykumoje, jo pusėn perėjo Gado giminės narsus vyrai, patyrę kariai, tinkami karo žygiui, sugebą valdyti skydą ir ietį. Savo narsumu jie prilygo liūtui, o eiklumu kalnų gazeliai. Vyriausiasis iš jų buvo Ezeras, antras Abdija, trečias Eliabas, ketvirtas Mišmana, penktas Jeremija, šeštas Atajas, septintas Elielis, aštuntas Johananas, devintas Elzabadas, 10 Jeremijas, 11 Machbanajas. Šitie buvo Gadų kariuomenės vadai, vadovavę nuo 100 iki 1000 kareivių. Jie persikėlė per Jordaną, kai upė buvo išsiliejusi iš savo krantų pirmą metų mėnesį ir privertė trauktis visus iš slėnių į rytus ir į vakarus. Kai kurie iš Benjamino ir Judo karių atėjo pas Dovydą į tvirtovę. Dovydas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo jiems: Jei atėjote pas mane taikingai, norėdami man padėti, aš nuoširdžiai priimsiu jūs. O jei atėjote mane išduoti priešams, nors aš jums nieko blogo nepadariau, tegul mūsų tėvų Dievas mato ir teisia. Tuomet dvasia nužengė ant Amasajo, jų vyriausiojo, ir jis tarė: Dovydai, Jesės sūnau, mes tavo ir su tavimi. Ramybė tau ir ramybė tavo pagalbininkams, nes tau padeda tavo Dievas. Tuomet Dovydas juos priėmė ir paskyrė savo kariuomenės būrių viršininkais. Ir iš Manaso giminės kai kurie perėjo į Dovydo pusę, kai jis atžygiavo su filistinais prieš Saulių. Tačiau jis nekovojo drauge su jais, nes filistinų kunigaikščiai pasitarė ir pasiuntė jį atgal, sakydami: ant mūsų galvų jis pereis į savo valdovo Sauliaus pusę. Dovydui žygiuojant į Ciklagą iš Manaso pusės perėjo Adnachas, Jehozabadas, Jediaelis, Mykolas, Jehozabadas, Elihuvas ir Ciletajas, Manaso tūkstantininkai. Jie padėjo Dovydui prieš užpuolikus, nes jie visi buvo narsūs vyrai ir kariuomenės vadai. Kasdieną žmonės ateidavo pas Dovydą padėti jam. Susidarė didelė kariuomenė, lyg Dievo kariuomenė. Dovydui esant Hebrone, didelis skaičius ginkluotų karių atvyko jam perduoti Sauliaus karalystę pagal viešpaties pažadą.
skydais ir ietimis ginkluotų Judo vyrų buvo 6800. Simeono 7100. Levio 4600. Be to, Arono namų vado Jehojados 3700. Cadoko, narsaus ir pasižymėjusio jaunuolio ir jo tėvo namų 22 vadai. Benjamino, Sauliaus giminaičių 3000. Iki to laiko dauguma iš jų buvo ištikimi Sauliui. Efraimo 20 800 narsių pagarsėjusių vyrų. Iš pusės Manaso giminės 18 000 pašauktų vardais atvyko paskelbti Dovydą karaliumi. Isacharo vyrų, kurie suprato laikus ir žinojo, ką Izraelis turi daryti, atvyko 200 viršininkų su visais savo kariais. Zabulono patyrusių, patikimų ir ginkluotų karių 50 000 pasiryžusių padėti Dovydui. Naftalio 1000 vadų ir 37 000 ginkluotų skydais ir ietimis vyrų. Dano patyrusių karių 28 600. Ašero tinkamų karo žygiui karių 40 000. Iš kitos Jordano pusės Rubenų, Gadų ir pusės Manasų giminės tinkamai ginkluotų karių 120 000. Visi šitie kariai, galintys eiti rikiuotėje, atėjo į Hebroną, pasiryžę paskelbti Dovydą viso Izraelio karaliumi. Visi kiti izraelitai taip pat buvo vieningai nusiteikę paskelbti Dovydą karaliumi. Pas Dovydą jie buvo 3 dienas, valgydami ir gerdami, nes jų broliai buvo juos aprūpinę. Net Isacharo, Zabulono ir Naftalio kaimynai asilais, kupranugariais, mulais ir jaučiais gabeno jiems maisto, figų, papločių, džiovintų vynuogių, vyno, aliejaus ir daugybę avių. Džiaugsmas buvo visame Izraelyje.